I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. Sveiki gyvi! Skandalas Lietuvos krepšinio padangėje. Vilniaus Venersport moksleivių rudens taurės varžybų finalinės rungtynės nutraukė į aikštelę netikėtai išsiveržusi Meška. Iš gilaus žiemos miego prabudęs Meškinas nutraukė Centro ir Lentvario antrokų komandų mažojo finalo dėl 3 vietos susitikimą. Pusę tono sveriantis geltonasis lokys į aikštę netikėtai įsiveržė pačiame rungtynių įkarštyje. Trečiame kėlinyje, stebint sausakimšoms tribūnoms, Meška blaškėsi po sporto salę, gazdino vaikus, gadino orą, o galiausiai atėmė krepšinio kamuolį. Įvykis tyriamas. Dėl tokio akibrokšto gerokai įpykę krepšininkai pargriovė įsisiautusią Mešką ir gerai davė ją į kailį. Aš Jokūbas čia tiesioginam eterį. Meška ką tik nutraukė varžybas. Ji buvo išbėgusi į aikštelę. Kalbiname Mešką. Meška! Meška! Ar jums patiko, kai jūs nuvertė? Tai man laimingiausia gyvenimo akimirka. Jūsų laimingiausia gyvenimo akimirka. O kai nurodė galvą? Galvos man niekas nenurovė. Nenurodė? Ai, supratau. Žinosite, kaip nutraukinėti varžybas? O jūs nepatenkinti? Taip, nepatenkinti. Kodėl? Todėl, kad jūs nutraukite varžybas ir buvo taip, kad jūs išbėgote ir galėjote sužeisti žmonės. O jeigu aš šį sezoną tau minutų duoti, būsi patenkintas? Būsiu. Šis Meškos siautėjimas krepšinio aikštelėje buvo sostinės krepšinio mokyklos ir Saldainių Haribo atstovų Lietuvoje, uždarosios akcinės bendrovės Vilandra bendradarbiavimo pradžia. Haribo tapo didžiausios Lietuvoje sostinės krepšinio mokyklos renginių globėja. Nuo šiol aukščiausios kokybės Haribo gaminiais ir tik iš natūralių produktų, be jokių dirbtinių dažiklių pagamintais Haribo saldainiais, galės mėgautis pašėlę SKM auklėtiniai. Valio!